Sveiki visi, šiandien pakalbėsime apie žaidimą, kuris vadinasi Shark Dash ir kūrėjai šio žaidimo yra Gameloft. Žinome kompaniją, žaidimai kaip visą laiką nupiešti labai gražiai, nėra ką per daug pasakot, einam į pirmą lygį, renkamės pirmo lygio pirmą lygį, pasižiūrim multiką. Visas tikslas su rykliu surinkti žvaigždutes, jeigu jos yra, ir surinkti, tai yra ne žvaigždutes, monetas ir antis. Tempiam ryklį už uodegos ir jisai šoka. Viskas, atrodo tai viskas labai paprasta. Žaidimas vyksta labai gražiai, labai paprastai. Tiesiog šokinėjam. Atsiranda visokiausių kliučių papildomų. Ir kaip visą laiką, laikui bėgant, atsiranda papildomų užduočių. Tokių kaip susprogdinti kažką, padaryti kažką įdomiau. Įmam Japoniją, kaip matot, jau čia prasideda sunkesni lygiai, žvaigždučių nebe po 3. Kairėje pusėje apačioj, kiek aš šūvių turiu. Ir jeigu aš tų šūvių neišnaudoju visų, tai prasme, jeigu išnaudoju daugiau, aš jau nebegausiu savo taip trokštamų 3 žvaigždučių. Taip, kamuolys man padėjo. Dabar reikia tada bandyti taip šauti. Surinkau 3 žvaigždutes. Kuo toliau žaidžiam, tuo daugiau reikia galvoti, tuo sudėtingėja lygiai. Žaidimas įtraukiantis. Pabandom užeiti į parduotuvę, pažiūrėsim, ką mes galim nusipirkti. Taip. Kur dingo parduotuvė mūsų? Parduotuvės pavadinimas pasikeitė. Galima nusipirkti ryklius už surinktas monetas. Galime nusipirkti monetas už uždirbtus pinigus realybėje. Galime nusipirkti tokius laikrodukus, kurie atsuks jūsų vieną ėjimą atgal, jeigu jūs blogai padarėte ėjimą. Jūsų manimu blogai padarėte ėjimą. Arba galime už 10 000 nusipirkti visus ryklius, o ne vieną ryklį atskirai, o ne kiekvieną ryklį atskirai. Tai va, žaidimas yra aišku mokamas. Siūlyčiau atsisiųsti, pabandyti, žaidimas įtraukia, jeigu turite nemažai laisvo laiko, prašau. O su jumis buvau aš, 314 Circle, yra app apžvalgos, nepamirškite spausti laikų, dalinti su draugais ir pasirašyti po mano kanalu. Iki pasimatymo.